Na, ką sveiki visi, su jumis vėl Aizymas, ir štai mes šį kartą vėl sugrįžom į Minecraftą, tai yra mūsų žiemos stovyklos 9 epizodas. Ir štai mes pagaliau sugrįžom iš tunelių gyvi ir sveiki, kaip matot, inventorius truputėlį pas mane yra aptvarkytas, nes aš tuneliuose truputėlį išsikepiau iron ingotų, kad viskas sutilptų, kaip sakant, į inventorių ir kol kasiausi obsidianą, man iškepė būtent vienas stekas su truputėliu, beveik 2 stekus iš tikrųjų iron ingotų, tai yra labai gerai. Tai ką mes per šį epizodą padarysim, tai visų pirma, mes susitvarkysim čestus ir aišku, aš prisitylinsiu truputėlį savo kolongės, nes nežmoniškai garsiai plešia. Tai kaip ir minėjau, mes susidėsim viską į čestus, ką mes parsinešėm gero, visą lūtą, kaip sakant, po to mes jį sutvarkysim. Na va, plius minus, kaip matot, turiu vieną deimantinį pikeksą ir kaip matot, per praeitą epizodą gavau dar vieną deimantą, suradau būtent dar vieną deimantą, tai suradom per šį būtent šiuos 3 epizodus 4 deimantus, tai 3 epizodam 4 deimantai, manau, visai yra neblogai. Tai va, pasižiūrim, ką čia mums dar būtų galima patrukyti. Tai visų pirma, mes susitvarkom gal va taip. Sudedam tokius kaip ir eilę. Va, bus čia mums redstone'ai, čia bus lapis lazuri, čia bus ironas, čia bus goldas. Ironas. Palaukit, galva taip apkeičiam vietom. Lapis lazuri yra mažiausiai reikalingas, tai aš jį čia padėsiu. Jo, čia yra ironas. Toliau taip galim padėti. Toliau čia bus, aišku, daug kaulo. Kaulo mes čia padėsim. Toliau mes turim gunpowderio, turime mes flinto parsinešę, turime inksekų, kad ir kas čia bebūtų. Toliau šitų mums nereikės. Stringus galime čia palikti, tuos galime čia palikti. Šitą paėmam, šitą čia paliekam, taip. Aha, taip. Čia medieną, tarkim, susivarom visą. Taip, ir vat, lyg ir susitvarkėm visą savo čestą, lyg ir. Vat, mes į šitą čestą toliau suvarysim mažiau reikalingus dalykus. Dabar mes ką padarysim visų pirma, ką mums reikėtų padaryti. Tai mums reikėtų visą derlių nusimt, o va, čia užtrukt laiko jaučiu, tai aš iš karto gaminuosi gerą kirvuką, iš karto, kaip sakant, nieko nelaukdamas. Ir iš karto kepimui padarysiu dar keletą krosnių, nes mums reikės arba pomsų vieną iš jį išsiversiu. Pasiemu visus, tik ne vieną ironus, tegu čia mums viską iškepa. Tai va, turim dar papildomai medienos. Damn, su mediena tai mes jaučiu rūpešių kol kas nepatirsim. Tai va, kaip ir sakiau, reikia netgi 2 iš tikrųjų pasikaminsiu kirvukus. Va, štai, mes tą jau mesim lauk, nes mes nebenaudosim lievų, kaip sakant. Nes mes jau parsinešėm ironą tikrai daugiau nei reikia, man taip atrodo, ir turėtų mums pilnai užtekti. Gerai, tai mes dabar tai ir bėgam daryti. Tai visų pirma, mes nuimsim derlių, tai sugarcane'ų. Kaip sakant, pasirūpinsim tom. Čia sugarcane'ų, tai prisirinksim mes belekiek. Taipogi sužinau dėkui žmonėms, kurie man pasakė, kad nuo kažkelinto Minecrafto knygos pradėjo gamintis su oda, o ne su sugarcane'ais. Dabar aš... Nors gal ir šiaip susidaro į knygų puslapį iš sugarcane'ų, bet dar odos dadėti reikia. Tai mano planas bus toks, kad reikės kažkur susirasti karvių ir jas užveisti. O va čia tai bus ne sugarcane'us auginti, blin. Čia bus žymiai sunkiau. Ir kaip matot, sugarcane'ų aš esu prisiminęs dafiga, daugiau nei reikia. Tai jo, kiek čia mes parsinešėm, dar jaučiu porą kokių 10 išmečių į vandenį. Nu, stekas, beveik 2 stekai sugarcane'ų. Damn, kiek daug, iš tikrųjų, čia bus per daug. Nu, bet kaip sakant, niekados nebūna per daug. Tai va, toliau mes nusikertam visus medžius, kas irgi truputėlį užtruks, iš tikrųjų, aš taip įsivaizduoju. Ir dar per šį epizodą būtų gerai man susitvarkyti visas fermas. Sakydamas visas, tai būtų pradėti, kaip sakant, bulvių fermą, nes aš vieną bulvę, kaip žinot, parsinešiau. Ir ką dar reikėtų padaryti, reikėtų javų fermą padaryti ne aplink kažkokį vandens šaltinį, kaip pas mane čia yra, o padaryti normaliai aptvertą su vandeniu, taip normaliai padarytų, kad vienas kvadratukas gal 10 javų, o ne kad visas ežeras 10 javų. Biškai, kaip sakant, reikia taupiai gyventi. Tai va, tai šioks toks planas va dabar yra mano sumastytas, tai va, mes jį po truputėlį įgyvensim, iškirsiu medžius tik tai šitoj pusiai, nekirsiu va ten toli, ir nafik, daugiau apšien nebekirsiu, tinka šitos medžius kirsti, iš tikrųjų, nes mes medienos kol kas turime, man atrodo, pakankamai, nors gal iškirsiu vis dėlto.
mediena niekados mums nepamaišys, nes jeigu sumastysiu kokį namą statyti, kad nereikėtų pult kas 10 minučių bėgti medžio kirst. Nes būtent tai patikėkit užknisa ir aš šneku iš patirties, nes jau teko savo namą statyti ir tas bėgiojimas kas 10 minučių medienos, tai labai nervavo iš tikrųjų mane. Tai va, o dabar mes jau turim iš tikrųjų pasiskaldę netgi pilną steką beveik medienos ir galėtų iš tikrųjų saplingų išmest, bet juos išmest truputėlį vėliau, kai lapai pradės kristi panašiai. Vat kaip matot, kaip gražiai atrodo ferma, žiūrėkit, beveik viskas yra užaugę. Tai mes, aišku, iš karto viską ir visą derlių nuėmam ir jo kol kas nesudinsim, nes kaip ir sakiau, mes perdarysim fermą dabar tuojaus, nes kaip žinau, turiu aš dabar ir kibirų, tai aš galiu pasisemti vandens ir normaliai padaryti, kaip sakant, lietuviškas, gražias, kaimietiškas fermas. Tai va, aš taip dabar padarysiu, viską išsikepam, išsiskaldom, išsikertam, išsijavinam. Jo, tai ir mes dabar padarysim. Jau, bet fainiausias darbas jau javus nuiminėt, žiūrėkit. Pagalvojus, kiek aš čia darbą įdėjau, kad tuos javus pagaminti, jo, gal visai ir nieko. Tai va, turime stekas truputėlį javų ir 2 stekus truputėlių sėklų. Dabar taip, tai ką mums reikėtų padaryti? Mums reikėtų jaučiu šitą visą teritoriją paversti mūsų javų auginimo vietą. Tai dabar aš einu ką padaryti. Einu iš tikrųjų špeliuką pasimti, kurį aš čia turiu inventoriui. Taip, va čia mes išsiskalom, padarom būtent va tokį, kaip sakant, kaip ir lauką milžinišką. Ir čia bus, žinokit, vien javai, sakykit, ką norit, bet bus epic. Aš taip įsivaizduoju, nes bus javų, tai taip. Tokio dar gyvenime lauko jaučiu jau neturėjęs. Tai, kaip sakant, pirmas kartas visada būna. Taip, čia mes šitą būtent teritoriją. Va čia. Jo, mes gal čia uždėsim torčiai, ne torčiais, o dirtų. Čia mes irgi dėsim dirtų, bet aš aišku dirto man smarkiai trūks, aš jau taip nutokiu. Jo, čia bus faktas kaip lynas. Jo, dabar man reikėtų iš tikrųjų labai daug dirto prisivaryti, tai mes pranešim truputėlį savo kalną. Čia irgi truputėlį išlyginsim. Čia gal mes šitą vieną paliekam. Čia mes irgi viską išlyginsim, gražiai padarysim, kaip sakant. Kaip tik ir palyginsim žemę ir kartu turėsime daug dirto, kurį mes tą panaudosim savo javų plantacijų sodinimui. O taip, išvarčiau. Gerai išvarčiau. Gerai, toliau mes viską skaldom. Žiūrim, palaukit, kaip čia aukštis. Šiaip gal būtų gerai dar truputėlį ir šitą pusę pasiplėst. Va, taip. O, taip man tai patinka. Gerai, aišku, mes padedam čia visur. Čia viską mes išdedam, kad būtų lygų gražu. Po to mes vandens pasisemsim iš apačios tiesiog. Ir aišku, man dirto trūks dar daug, aš taip įsivaizduoju, bet mes jo susiveiksim. Čia mažiausia bėda, kaip sakant. Ir kodėl aš žodžiu, kaip sakant, tiek daug vartoju? Net pats nežinau. Kaip sakant, vėl. Fuck. Kurminu. Geras. Tai va, toliau mes skaldom dirtą. Reikėtų iš tikrųjų prisiskaldyti pusę steko dirto ir tik tada įimtis, kaip sakant, užpildymo darbų, bet man baigėsi šipeliukas ir tai reiškia, kad dirtą mes nebeskaldysim. Nu, kaip viskas susiklostė. Ne, skaldysim to, mes eisim pasigaminti tik tai dar vieną šipelį, palauk, kad aš čia turiu. Ne, aš neturiu iron ingotų, tai reiškia, kad man reikia bėgti į mūsų gyvenamąją vietą. Kaip tik turėjo jo saplingų nukrist, aš dabar juos susirinksiu ir atsodinsiu mūsų visus iškirstus medžius. Opa, turėtų užtekti, aš taip įsivaizduoju. Taip, vienas. Taip, čia turbūt biškį per arti, jo. Va, tai būtų ir tiesiau. Ir kaip viską mes ir atsodinom plius minus, aš taip įsivaizduoju. Gerai, bėgam mes dabar pasigaminti to savo stebuklingojo iron šipelio ir grįšime prie darbo, o kol kas, kol čia kepa, mes galim... tegul čia kepa. Nekreipsimės dėmesio kepimo procedūrą. Taip, dabar mums, kaip ir minėjau, reikia pasigaminti šipelį vieną. Tai mes ir padarom. Būtų gerai man ir kibiriuką vandens, kurį aš... Gerai, iš įpročio pasigaminau kibirą. Ne kibirą, nusišnekėjau ginklą. Bet nieko. Su jais ir ginklas, iš tikrųjų, gal netyčia bus kokių zombių invazija ir teks gintis daug.
ir sunaudosi visus ginklus. Ką gali žinau? Reikia vis laik, kaip sakant, pasiruošti blogiausiam. Tai va, dar truputėlį, kaip sakiau, man reikia dar dirto. Nusinešam šitą visą kalno pusę. Šiaip būtų gerai vieną steką dirto prisivaryti, įsimesti į čia ir tada ramiai sėdėtume, kaip sakant. O dabar, va, žiūrėkit, vėl reikia bėgti, skalyti, vėl bėgti, skalyti. Čia lygiai tas pats kartojas kaip su mediena. O mediena mane smarkiai užkniso tas skalimas. Galvau, tunelį radau. Truputėlį net buvo apsidžiaugęs. Ir man taip atrodo, jau temsta, tai reikia, kaip sakant, spartinti žingsnį ir greičiau čia viską daryti. Arba tiesiog nueit pramegoti ir čia baigti triesti. Vienas iš dviejų, kaip sakant. Ir vėl, kaip sakant, žodį paminėjau. Fuck. Toliau, vat, mes viską baigiam užpildyti, saulė leidžias, toj zombiai, kaip sakant, atgys. Ir aš vėl, kaip sakant, žodį pamiršau. Nežinau, man reikia jau čia eiti, kai būna, kaip žinot, kai, tarkim, būna girtuokliai ir kad nustotų gerti, juos ten užbūrė būrėjai, ten kažkas tokio. Ir vadinasi užprogramavimas. Tai man panašiai reikėtų taip irgi pasidaryti savo kažkokį šiokį tokį užprogramavimą, kad nebegalbėčiau ir nebesakyčiau žodžio kaip sakant. Nes pats jaučiu, kad ne vien mane užknisa ta žodis, bet jau turbūt ir jūs pradėjau užknis, nes kaip sakant, čia jau pasakiau šitą žodį, tai norėdamas sakyti, jau perlenkiau manau statytas ribas. Gerai, temsta, dabar apsiskaičiuojam. 1, 2, 3, 4. Paks, čia irgi 4. Čia bus vanduo, dabar kas 8. Neplaukit. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tik 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaučiu, nugribavau. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, nugribavau biškį, bet nieko mes toj pataisysim reikalą. Vat, čia vandenį mes pasemsim to jaus. Vat, vienas vanduo yra, čia mes vandenį šią pasemėm. Vat, taip. Ir vat, taip. Dabar palaukit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nors gal biškai palaukit, trečiau reikėtų. Tarkim, jeigu čia pasivaigia, ne? Čia va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čia bus 6, tai 14, 15, 16, 17, 18 į 3 dalis po 6. Tai būtų 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakst. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakst. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ne? Tai kažkur, va turėtų... Kažką aš čia skaičiuoju, bet aš net pats nesuprantu, ką aš skaičiuoju. Palaukit, gerai, tada gal mes padarom taip. Kas 5? 1, 2, 3, 4, 5. Baks, gal taip tada bent pabandom. O žiūrėk, čia aukštoji matematika, blin. Ups, man ne ten padėjau. Ir toliau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. O jeigu kas 4, tarkim. Verta pabandyti. Nu, tarkim, jeigu tas kas 4 dėtume vandenį ir man dirtas pasvaigia vėl. Kur kaip užknisa, nu? Gerai, prisiskalėsiu dar kokie. Kas keiščiausia dabar man yra? Kodėl nėra zombių ir nėra skeletonų? Kai buvau urvuose, tai jau ten kaip žnėjo, kaip koks, na, kavilys. Čia, ne, nada, čia nei vieno nėra, blin. O čia tas labiausiai glumina mane, nes to čia visi jaučiu užpuls iš galo, kaip kokie nesveiki. Ir aš bėgu iš tikrųjų, jo, vis dėlto aš bėgu gal pranakvot naktį ir eisiu aš pasimti maisto, nes man, kaip sakant, donikės reikėtų užės, nes jau 2 padalus gyvybės, tai tuo aš išseksiu, kaip sakant. Ir vėl panaudojau žodį, kaip sakant, tu kur? Geras. Tai va, labas rytas, hebrytė, mes vėl atsikėlėm, dabar mes, kaip ir minėjau, pasimsim donikės, užkasim skaniai ir grįšim prie darbų. Aha, dar truputėlį ir dar truputėlį. Štai, mes turime vėl pilnas gyvybės. Gerai, mes esam pasiruošę, kaip sakant, vėl panaudau žodį, kaip sakant. Mes esam pasiruošę darbams ir dabar žiūrim 1, 2, 3, 4. Gerai, 1. Plauk, čia yra įkritęs. Vat kas, gerai. 1, 2, 3, 4. Išskaldom. 1, 2, 3, 4. Nu, važiuokit ir apskaičiavom vis dėlto. Gerai. Nu, nelabai gerai iš tikrųjų. Nes aš nematau, iš kur aš galėčiau vandens pasemti. Vat, sugalvoju, kaip saka. Baig, vartot, kaip sakant, žodį, blin.
kur nervai mane patį. Taip, dabar palauk, čia yra 3, tai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Kas 4 vėl deda? 1, 2, 3, 4. Taip. Taip. Ir taip. Ir tada kiek čia lieka mums? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bet 1, 2, 3. Gerai, plius minus. Gavosi to, ko mes ir norėjom. Nu, nelabai, bet plius minus panašiai. Gerai, dabar reikėtų visur vandenį suvedžiot. O va čia va bus problema numeris didelis. O nors palaukit, mes iš čia galim daug semt vandens, ne? Jo, čia galim daug semt vandens. Žiūrėkit. Vis dėlto didelė problema pasidarė labai mažytė. Sekundžių reikalas, kaip sakant. Kur minutė. Tai va, suvedam mes vandenis visus. Ir štai mes turėsime kaip ir paruoštą lauką mūsų tolimiems darbams. Ir čia visą tą lauką su tokį žiūriu laiko užtrunka, tai daug. Dabar iškertame šituos gabaliukus ir ką mes dabar padarysim dėl grožio, čia visiškai dėl grožio, pakeisim tokį garbės ratą, kaip sakant. Ir mes jį išdėsim, jaučiu, iš medienos. Panaudosime čia daug medienos, bet užtat bent gražiai atrodys. Čia bus sunkiau nei aš maniau. Jaučiu. Taip, taip, taip. Nu, kaip ir sakiau, taip ir yra, kad čia bus sunkiau nei atrodo. O, šūdas, nu ir įsimi. Gal į vandenį. Come on. Gerai, padėjau. Ačiū Dievui. Taip, 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 taip. Gerai. Apdėsim tokį kaip ir garbės ratą vos ne. Ir būtent taip žymiai gražiau mūsų atrodys šitas, kaip čia jį pavadinus. Jaučiu šitą švietą pavadinsiu daržu. Jo, daržas būtų geriausias pavadinimas, aš taip įsivaizduoju. Geresnį jaučiu net nesugalvočiau. Net atrodo. Tai va, apdėsim viską medieną. Aptverti jaučiu mes gal netversim jaučiu. Jaučiu jo, nu nes neapsimoka atverti, nes po to, kai aptveri, būna sunku prieiti ir ką nors nusiskaldyti. O čia mes medieną apdėsim ir ant kiekvieno medienos bloko padėsim po torčą ir taip turėtų būti dauguma vietų apšviesta, būtent mūsų šito, kaip sakant, lauko. Ir dar pabandysiu apšviesti ir vandens šaltinius kažkaip. Dar, kaip sakant, nesu sugalvojęs, kaip aš tai padarysiu, bet jaučiu mintis tuoj man atėjusi, šaus galvą. Kol čia mes dėliojom, reikia pagalvoti, ką mes čia dar galėtume padaryti ir kaip mums reikėtų suskirstyti viską. Aš taip įsivaizduoju, kad turėtų būti 1/4 bulvė, dar 1/4 morkos ir likę turėtų būti javai. Aš taip įsivaizduočiau, kad būtų geriausiai. Ir kaip tik medis atsistojo ten, kur ir turėjo stovėti, nes mes jį nukirsim, nes mums kaip tik trupučiuką medienos trūksta. Dabar mes šitą dalyką pakeisim, kad mums nebetrūktų. Op. 13 gabaliukų, man taip atrodo, turėtų užtekti, užbaigti būtent mūsų apdėjimą gražų. Ir žiūrim, ar užteks. Taip, kukliai, bet jo, užteko, dar vienas liko, geras. Tai vad gavom mes netgi vieną obolį už gerą darbą. Dėkui, dievuli, thank you God. Dabar ką mes padarom? Mes einam pasigaminti labai didelį kiekį torčų, bet visų pirma mes išskaldysim va čia šitą visą dirtą, vien dėl to, kad mūsų teritorija gražiau pradėtų atrodyti. Išskaldysim iš tikrųjų netgi ir iki čia. Jo, čia truputėlį panaudosim šipelio, nes visų pirma, kodėl skaldau, kad teritorija gražiau atrodytų, visų antra, kad mums dirto reikia česti, nes dirto aš čia neturiu visiškai man atrodo. Jeigu norėsiu kažkam dirto panaudoti, man reikės vargti ir eiti skaldyti, dabar tiesiog nueisiu į čestą ir pasimsiu. Žiūrėkite, dar vienas obolys. Matyt, čia šita idėja buvo dirtą nuskaldyti gera, nes duo davė dievulis antrąjį mano obolį. Dėkui. Šiaip į dievą netikiu, jau ką, just in case, saying. Gerai, grįžtame dabar į namuką, pasidedam mes jaučiu tą dirtą, nors ne, dar dirtą pasilaikysiu. Bet ką mums reikėtų pasimti dabar, pasimti didelį kiekį, vat. Ne, žiūrėkit, aš turėjau šiam 2. Nepamačiau. Galvojau, kad aš neturėjau vis dėlto niekiek torčių, o pasirodo daug turėjau. Gerai, bet vis tiek mes iš tų pasigaminsim kiek įmanoma torčių. Turim dabar steką su daugiau nei pusę torčių, tai mes dabar ir tai panaudosim. Palaukit, aš šiaip susimėsiu va šituos javus kol kas. Čia.
Taip, gerai, mes grįžtam toliau į savo darbų vietą ir išdėliosim dabar mes aplinkui visur gražiai torčiais. Ir pradėsim viską, kaip sakant, lygint ir gražint. Va čia bus sunkiai. Ne, čia bus lengviausias darbas, jaučiu. Tai kad reikės daug kauptukų išnaudoti, jaučiu. Išlyginti, kad gražiai viskas atrodytų. Nu, kad būtų suarta, kaip sakant. Šiaip tai buldozerį atsivešiu, bet kai čia yra Minecraftas, žinot, čia sunku rasti traktorių ar buldozerių ir panašiai. Ir dar vieną obolį. Tas medis tai kažkoks jaučiu vaisinis buvo, aš nežinau, nes tiek obolių mėti, tai čia arba jis buvo išprotėjęs. Jis buvo obolių maniakas. Medis obolių maniakas. Make sense. Nu, atbaigėm mes išdėlioti torčiais, sunaudojom grubiai steką. Jo, visą steką torčių. Atrodo kaip kokia karalystė. Dabar mes griebėm kauptuką. Ne, mes pirmiausia griebėm vieną mūsų iš kirvukų ir nuskaldom šitos visus vėl medžius, nes aš turiu vieną kol kas planą huliganą, kurį aš norėsiu gyvendinti. Tai pastatyti antrąjį kaip ir namą ir tam name bus labai įdomus dalykas pastatytas. Pastatysim lyg ir tokią bažnyčią, o toj bažnyčiai bus mūsų enchantment table. Jo, tai va būtent, va toks mano kol kas yra mini planukas, toks nesunkiai šiaip sunkiai įgyvendamas, pagalvojus, įgyvendinamas. Net nebeištariu žodžių, nu tu kurim geras. Jo, nes bažnyčiai, logiškai pagalvojus, bažnyčiai ir turi būti tokie dalykai kaip tobulinimo, ten stalai ir panašiai, nes bažnyčia kažkada buvo... Ne, šiaip jinai buvo prieš rakanavimą bažnyčią, tai jo, gal ir nelabai pagal visas tradicijas bažnyčiai būtų gerai statyti enchantment table, bet kam rūpi? Mane? Gerai. Toliau mes statom savo reikalingus dalykus. Reikia palaukit pasiversti truputėlį man stikų ir pasigaminti man vieną kauptuką. Turėtų jaučiu vieną iron hoe užtekti. Bet nikas tai hoe. Hoe tai yra dar, jeigu neklystu, moteriškos lyties prostitutė. Vyriškos lyties prostitutas tai būtų net nežinau. Šiaip angliškai yra pavadinimas vyriškajam prostitutui. Lietuviškai prostitutas. Nors skamba labai keistai, bet yra toks žodis. Anglų kalboj ar yra... Net nežinau šiaip. Prostitutė tai... Bitch? Ne? Kažkas tokio. Bitch tai yra kalė šiaip. Nu bet, aš ir temų užvedžiau kaip, angliškai prostitutas. Geras. Tai va, grįžtam truputėlį prie Minecrafto, kaip sakant, reikia atsibus. Tai va, mes viską išlyginam dabar čia, ką mes darėm. Ir būsim pasiruošę, kaip sakant, jau sodinimui. Ir galėsim pirmą kartą užželdinti savo šitą teritoriją. Aš jau įsivaizduoju, kaip viskas gražiai atrodys, kai viskas bus užaugę. Taip viskas čia pasiekiškai fainiai atrodys, jaučiu. Jau laukiu, nesulaukiu, kaip sakant. Gerai, mes dabar toliau viską baigiam daryti. Sunaudau jau, žiūrėkit, pusę kauptuko. Reiktų perklant, tai reiškia, čia tikrai didelė teritorija, nes čia plus yra iron hoe, tai jį naudot netaip ir lengva, būtų deimantinis, tai gal taip net nesinaudotų. Bet ir iron taip sunkiai naudotis turėtų. Gerai, tai... Arba fuck it, visą šitą lauką padarom javų. Jau taip gerai čia jų atrodys. Gerai, viską mes išžinom. Dabar aš norėjau biškį pažiūrėti mitą tokį. Kažkada senesnių Minecraftų būdavo taip. Jeigu pramisklikini ir paspaudi ant pasodinto tipo jau javo, vis tiek susinaudoja, kaip sakant, sėklą. Ir bet žiūriu, dabar jau tai sufiksino, nebesinaudoja. Tai ačiū Dievui, nes kažkada atsimenu, ant tiek feilinau, kad pusės teko sėklų sunaudojau be reikalo. Nu, pasižiūrim. Mes turim palyginus daug sėklų, tai gal net išeis kokį... Gal net visą lauką išeis išdėti. Nors nemanau. Greičiausiai kokius 2/3 aš taip spėčiau. Būtų geriausias spėjimas jaučiu. Nu, šiaip aš dar čia man taip atrodo, tu turiu keletą sėklų. Dėl to tai reikės pažiūrėti. O šiaip sėklas įmanoma deginti ar ne? Jaučiu ne. Galėsim šiandien papūti biškį mitų grevėjais ir pažiūrėti, ar tai įmanoma ar neįmanoma. Ar tas įmanoma ar neįmanoma. Ja. Tai va. Ir beje, jaučiu reikės ant epizodų bėgyje eiti į medžioklę. Reikės parsivesti bent 2 paršiukus, bent 2 viščiukus ir baigės sėklos. Ir bent 2 karves. Karvių vien reikės dėl to, kad pasigaminčiau enchantment kambarį, pilną knygynų.
Jo. Viščiukai bus tam, kad aš turėčiau kaip ir mėsos, čia vienas iš dalykų, ir dar gal plunksnų. Nors plunksnų nemanau, kad daug kur naudosiu, bet gal su jais, kaip sakant. Tai va, dabar mes grįžtam truputėlį į namą, pasižiūrim, ar dar neturim sėklų. Turim? Ne. Nu, turim 3 sėklas, galėsim panaudoti jos. Ir būtų gerai ir man čia viską iš tikrųjų gražiai susidėliot. Va taip. Va taip gražiai viską mes susidedam. Čia mes turim wheat. Wheat, jo, šitam gal laikom vis dėlto. Va. Šituos mes visus pasiema. Toliau yra žolė mūsų. Prakalsim, dar parūkysim, kaip sakant. Va taip. Šiaip turėjau, man atrodo, mano ironą iškepti jau. Jo, ironą iškepė, tai mes dabar dedam, kad goldą visą išpumpuotų. Taip. Ir, vieną bulvę. Pamiršau svarbiausią dalyką bulvę pasodinti. Tuoj mes šitą klaidą ištaisysim. Ir kiek matau, lyg ir aš viską padariau, ką norėjau. Tik tai slime ballą galiu va čia dar palikti. Ir wheatus čia sumetam. Viso, esam kaip ir susitvarkę lyg ir chestus, lyg ir. Dar jie nėra tokie tvarkingi, kokiu aš norėčiau, bet jau plius minus žmoniški. Tai dabar, ką aš galiu pasakyti iš tikrųjų šiam, kad epizodui bus tiek hebrytė. Dabar mes, aišku, užbaigsim pasodinti, bet gal užbaiginėjau, tik tai noriu paminėti tokį dalyką, kad jeigu šitie epizodai jums patiko, hebra, užmestę laiką ir užmestę laiką už šitą grožį. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo šitą fermą. Beautiful. Nu jau antie gražiai viskas atrodo, kad bravissimo. Tai va, jeigu hebra patiko, užmestę tą laiką, nepagailėkite, paplatinkite kitiems žmonėms. Nes kuo didesnė auditorija, tuo man didesnė motivacija kurti ir laukiam sekančio epizodo. Iš tai mes pasidėjom savo pirmąją bulvę. Nu, pažiūrėsim, kas čia išauks. Tai va, hebra, geros jums dienos ir iki sekančio epizodo.